3, 2, 1. Pasiruoškite išgirsti daug aktualios informacijos apie tai, kas keičia jauno žmogaus pasaulį. Pokalbiai su ne jaunimu prasideda. Tariu labas visiems, esantiems gyvai čia ir besislepiantiems už ekranų. Esu labai laimingas, jog šiandien esame itin neįprastoje vietoje. Greta mūsų teka upė jūra, o šalia jos šurmuliuoja tradicinė etnokultūros stovykla, šiemet švenčianti 10-ąjį savo gyvavimo jubiliejų. Džiaugiamės, kad pokalbiai su jaunimu gali tapti šios kiekvienam stovyklautojui bei vadovui svarbios stovyklos dalimi. Etnokultūros stovykloje menas, šokis ir dainos susilieja į vieną visumą. Mūsų komanda ilgai galvojo, kokio pobūdžio pokalbį galėtume padovanoti šiai stovyklai. Ir mes sugalvojame. Galbūt daugelis nepažįstate šios dienos pašnekovės, tačiau ji tikrai turi kuo pasigirti. Naujienų portalai ją įvardija kaip žinoma menininkė ir šokėja. Tačiau patikėkit, už to slypi kur kas daugiau. Į sceną kviečiu Monišą Modestą Butautytę. Sveika, Moniša. Labas, labai malonu tave matyti ir labai gražiai pristatėjai. Ir visus malonu matyti. Tai itin neįprasta į tave kreiptis tokiu unikaliu vardu. Teko girdėti, kad už jos slypi ir nepaprasta istorija. Ar gali papasakoti, kaip iš vis kilo tokio vardo idėja ir ar bandymas įrašyti jo pase nepriminė sunkaus ir varginančio Sizifo darbo? Vardą Moniša aš susapnavau, kai man buvo 21 metai ir pradėjau kaip tik tais metais dirbti operos ir baleto teatre kaip baleto artistė. Ir susapnavau tokį labai mistinį, gilų, gražų, įdomų sapną ir jis labai stipriai kažkaip mane palėtė. Ir aš to vardo niekaip negalėjau pamiršti, jis buvo kažkuriam stalčiai, atrodo, padėta. Ir vėliau, kai išėjau iš operos ir baleto teatro ir atsidariau savo šokių studiją, gatvės šokių, galvau, gal čia šokių studijai pavadinimas, gal čia kažkokią sėkmę turėjo man lemti, bet kažkaip gatvės šokiai ir Moniša supratau, kad nelabai dera. Ir vėl buvo Moniša palikta ten kažkur labai labai toli. Ir iš tikrųjų praėjo, nežinau, daugiau negu 10 metų, apie 10. Ir aš kai pradėjau jau taip tikrai tapyti, aš tiesiog pasirašiau Monišą. Ir būtent tą akimirką mane apėmė tas jausmas, kad tai ir yra tai, kas aš esu ir ko aš visą gyvenimą ieškojau. Tikrai nerealu. O tai mes žinome, kad tai yra ir tavo tikrai oficialus vardas ir rašytas pirmasis pase. Tai ar nebuvo didžiulis iššūkis jo ten įrašyti, nes kaip žinome ir lituanistai čenkai ir buvo su latviškomis W raidėmis varduose, o SH junginys, na irgi neatrodo toks labai lietuviškas. Bet tai yra lietuviškos raidės. Iš tikrųjų problematiška gal ar neįmanoma dar šiai dienai kažkur vardė X naudoti, kažką tokio. Taip pat yra didelė problema, kad žmogus negali pavardės pasikeisti tokią, kokią jis nori. Tai irgi labai daug sukeliantis įdomių diskusijų, jeigu mes tokie laisvi. Kodėl mes negalim save vadinti kaip norim, ar ne? Jo. Tai mes tik tais galim dėti pavardės senelių, močiučių, mamų, tėčių, bet savo, pavyzdžiui, negalim. O vardą galima keisti. Ir iš tikrųjų, kiekvieno žmogeliuko varde yra skambesys. Kiekviename skambesyje yra vibracija, kiekviena raidė turi savo dažnį, savo likimą ir tai yra labai svarbu. Ir kartais būna, bet čia labai toks intuityvus dalykas, kiekvienas žmogus, jis pajaučia savo gyvenimo laikotarpį, kad tai ne man, ne mano. Ir tikrai yra daug žmonių, kurie pasikeičia vardus ir jiems pradeda labai gerai sektis gyvenime ir įvyksta kažkokie dideli pokyčiai. Tai
Čia ne mados reikalas, čia yra tokie giluminiai labai dalykai, nes mes kai gimstame, mesgi kokia kalba masto mažas vaikas, kai jis nemoka kalbos. Tai mums viskągi duoda tėveliai. Kalbą, vardą, pavardę, bet kas mes esame iš tikrųjų, mes tai turim atrasti gyvendami šį gyvenimą. Tikrai neįtikėtina pagalvoti. Bet vis tiek, kadangi tavo vardas yra toks gana unikalus, tai kokių, pavyzdžiui, reakcijų jis iš žmonių susilaukia? Nes net, pavyzdžiui, mano pavardė Mylimas, jinai nėra tokia labai kažkokia neįprasta, bet tikrai, požiūrį reakcijų būna. Tai man labai įdomu išgirsti, kaip yra su tavo vardu. Gal pačioje pradžioje buvo sudėtinga mano mamai, bet tai nebuvo kažkoks, kad ar jinai pyko, ar kažkaip, nes mes tiesiog pasikalbėjom ir aš šiaip tiesiog labai logiškai paaiškinau, kad mano gyvenimas dubliuojasi. Sakau, man kažkokia šizofrenija, žinai, čia, nes tas, kas pažinojo šokėją Modestą, tas nežino, žinai, kad tapytoja yra Moniša ir man tokios dvi asmenybės pradėjo, žinai, viename kūne gyventi ir man tai pasidarė tiesiog, nepatogu, nes vieni Modestą vadino, kiti Moniša ir aš norėjau viską tiesiog sustiguoti, kad būtų tvarkingai. Ir dar ir dabar, jeigu kažkas pakviečia Modestą, aš girdžiu, bet aš jau nebeatsisuku, nes tai atrodo ne aš, ne mano. Geras. Tai skaitant įvairius straipsnius interneto platybėse, kai siekiame tave pristatyti, dažniausiai apsiribuojama dviem aspektais - dailininkė ir šokėja. Ar gali teigti, jog tai yra dabar tavo pagrindinės veiklos sritys? Turbūt tapyba stovi ant pirmo laiptelio, o šokis liko labai stiprus prieskonis mano menui ir gal meno pateikimui. Ir iš tikrųjų pačiais pirmais metais buvo labai įdomu dėl to, kad pas mus Lietuvoje labai daug talentingų šokančių žmonių ir labai talentingų tapančių. Bet kad vienas žmogus darytų šitos dalykus, tai toks retesnis variantas. Ir aš dar taip drąsiai. Tai kažkaip šokis mano gyvenime galiausiai liko toks labai stiprus prieskonis, o pagrindinė tokia gyvenimo korta tapyba. Bet džiugu girdėti, kad vis tiek jo nepametei. Tai kadangi jau prabilome apie šokį, po žodžiu šokėja, tavo istorijoje slepiasi įvairių stilių šokis. Ir gatvės šokiai, ir baletas, ir hip-hopas. Ar aš dar kažko nepaminėjau? Stipriausios meistrystės buvo vystomos su baletu, nes aš mokiausi baleto mokykloje, tada teatras, šiek tiek Pascholinas šokau, operos ir baleto teatre. Modernus šokis, nes tai yra labai arti, šiuolaikinis, kitaip tariant. O gatvės šokis tai buvo toks pavojingas posakis, nes atrodo, kad tai irgi šokis, bet tai yra absoliučiai kita energija, kitas judėjimas, kita meistrystė, kita technika. Ir aš buvau pirmoji Lietuvoje kvalifikuota baleto artistė, kuri virto Europos gatvės šokių čempionė. Tiesiog fantastika, tikrai. Fantastika, bet žinok, buvo ką veikti, nes balerinos yra kaip ir lankščios, bet jos nėra minkštos. Va, toks įdomus, jo. Nes tarkim, hip-hop'e, gatvės šokiuose yra iškelėnio judesys iš nugaros, ir man šitas buvo pats sudėtingiausias - perimti šitą laisvą, natūralų judesį. Tai visa tavo šokio istorija ir prasidėjo, kai tu buvai vos 11 metų ir pradėjai savo savarankišką gyvenimą Vilniuje, mokydamasi baleto meno. Tai kas tai paskatino, nes nerealus žingsnis atrodo daugumai? Senais laikais, dabar aišku pasakysiu kaip dinozauras. Šiuo metu Čiurlionio menų mokykla yra labai prestižinė mokykla ir iš tikrųjų papulti į tą mokyklą tu turi būti ypatingai gabus.
ypatingų kažkokių galių, charizmos, technikos jau turintis asmuo. Senais laikais, kai man buvo 11, tai į visas kaimo mokyklas, nes aš kilus iš Akmenės rajono, irgi toks pasienis, gal net gilesnis negu čia jūsų vieta, jo pas mus ten dar Tikrai taip. giliau. Tai į mokyklas atsiųsdavo kvietimus, kad ieškomi talentingi vaikai. Ir aš nežinau, kodėl jie taip nusprendė iš visos mokyklos, bet man tą pakvietimą įteikė man. Mokytoja galbūt, nežinau, linkėjo man gero, aš taip manau, nes jinai manyje matė kažką tokio, ko aš gal net nemačiau. Tai, nes aš jau 2., 3., 4. klasėje labai mėgau polką, valsą, šokti, ten vykdavo mokyklos konkursai, aš laiką norėdavau nugalėti ir būdavau ten polkos valso karalienė. Ir jo, bet tai labai ryškiai skiriasi nuo baleto, kai atvykau ir pamačiau, kas čia yra, tai labai buvo skirtinga. Ir jo, čia mano pirmos mokytas, jinai man tokie kaip bilietai laisvė gal suteikė. Taip. Tai, kad jis ir kardinaliai skiriasi nuo to, ko tu prieš tai mokėjai ir šokai, tai ar nebuvo baisu žengti šio žingsnio? Kai nežinai ir nebijai. Kai nežinai, nėra ko ir bijoti. Tai aš nežinojau, kas yra baletas. Tai aš tiesiog nuvažiavau į stojamuosius. Ir aš ten pirmą kartą gyvenime pamačiau jau mergaitės atėjusios į stojamuosius, kad jos jau prieš stojamuosius yra paruoštas, kad jos jau balerinos, o pas mane pilvukas, kaip pas vaikutį, didžiausios kojos užsisukusios į kitą pusę. Ir aš iškart supratau, kad čia kažkaip ne taip, kad kažkaip čia kitaip viskas. Bet jo, šitas buvo įdomus momentas, dar dabar prisimenu. Tai visgi vis tiek, buvai 11 metų mergina, tai tikrai pastovių pajamų neturėjai, nes dirbti negalėjai. Kaip sprendėjai šią problemą, jeigu ją spręsti iš tikrųjų reikėjo? Mokykla turėjo internatinį, tuo metu vadinosi internatinis bendrabutis ir mes ten visi mažiliukai, pupuliukai ir gyvendavom. 2. aukšte labai maži, 3. didesni ir ten berniukai 4. atsimenu buvo išskirstyti. Ir internatiniam bendrabutyje buvo bendra valgykla, kaip ir tarkim mokyklos valgyklos ir mus ten maitindavo. Mes užaugom visiškai, absoliučiai be pinigų, mes net nežinom, kas tai yra, nes mums kaip ir nereikėjo, mus pamaitindavo, mes iš bendrabučio per tunelį nueidavom baletą, tada per tunelį į kitą pastatą jau tų kitų pamokų mokytis ir mes taip per tunelį visą dieną nuo pirmadienio iki šeštadienio, nes mes šeštadienį eidavom, taip mes ir pragyvenom kažkaip, nežinau, nereikėjo. Tai taip ir atrodė tavo įprasta dienotvarkė, internatas, baleto mokykla ir vėl internatas ir tas pats vis ciklas iš naujo ir iš naujo? Iš naujo ir iš naujo. Į metus 2 kartus tik tais grįždavau namo. Tai per Kalėdas, bet irgi ne visada. Ir vasaros atostogom, viskas. Mes augom be tėvų ir mes taip labai įdomiai gavosi, kad ten būdavo auklėtojos bendrabutė, bet jos, pavadinkim, neatliko mamos ar auklėjimo funkcijos, nes mūsų daug, mes visi tokie laukiniai ir su mumis tikrai buvo labai sunku, nes mes ir žodžio kišenį neieškojom, žinai, tokie iš miško atvykę. Ir su mumis tikrai buvo sunku ir niekas nei mūsų lepino, nei ką. Tiesiog mes turėjom patys už save pastovėti ir save auginti. Tai kaip užsiminiai, tos priežiūros nebuvo daug, bet tu buvai dar vis jauna mergaitė, atsidūrusi didmiestyje, Lietuvos sostinėje. Tai ar visgi buvo kokių nors beprotiškų nutikimų mokykloje ar už jos ribų, nes tu vis dar buvai vaikas? Labai bijau pameluoti, bet man atrodo, aš jau buvau gal paaugliukė. Ir pirmą kartą pas auklėtą atėjau ir paprašiau, kad mūsų 5 ar 6 merginos, mes kaip tik Europos Sąjungą, atsimenu, tada įstojom, tokia buvo labai įspūdinga diena ir buvo koncertas, kad mus išleistų į koncertą prie katedros.
Ir iš tikrųjų labai žiauriai baigėsi tas vakaras, nes jo, buvo baisu, nes mes buvom užpultos ir klasiokiai buvo ir nosis sulaužyta, labai stipriai iš tikrųjų. Tai ir mes šiaip iš tikrųjų neįdavom į miestą, jei atvirai. Tai čia buvo vienas iš pirmųjų ir paskutinių kartų ir tada, man atrodo, gal 19 metų aš išėjau į miestą. Jo, mes neįdavom, nes mes tiesiog neturėdavom kada ir bet kokiam nusižengimui, jeigu tu padarai, tu rašai pasiaiškinimą, 3 pasiaiškinimai tave išmeta iš mokyklos. Ir mes visi supratom, kad mes negalim, o kur mums grįžti, žinai, niekas nenorėjo grįžti į mažus miestelius, tai mes kažkaip labai paklusniai, jo, mes niekur neįdavom. Tai buvo labai griežta, tiesiog baletas ir beveik viskas toje dienoje. Bet vis tiek santykiai su mokiniais ir kitais baleto studentais turėjo būti. Tai čia jau kita mokykla. Žinai, vienas gyvenimas virė baleto mokykloje, kitas gyvenimas, kur jau tas kitas pamokas, o kai bendrabutį grįždavom, tai ten jau kitas gyvenimas virdavo. Tarp klasiokų mes ten irgi aiškindavom santykius ir muždavomės, ir kai brolis ir sesė vienas kitą palaikydavom, jo, ten atskiras pasaulis. Tai nesijausdavo, kad kokie konkurentai esat, ar kažkas, tiesiog baletas už paraščių ir visiškai atrodo kitas gyvenimas. Aš manau, kad ta konkurencijos tema labiau gal buvo iškelta gal Rusijoje su rusų baletu, nes ten jų labai daug ir jos visos labai stiprios ir aršios. Mes tokie paprasti buvome, tą pačią bandelę 4 dalindavomės ir mes rūbais dalindavomės, pas mus kažkaip nebūdavo, nežinau, aš tai tikrai neatsimenu ir kažkokių nuoskaudų neturiu, kad kažkas kažko labai blogo ten linkėtų ar ten stiklus į puantus kiša, tikrai nebuvo to. Tai apskritai, ar nesigaili šią patirtimi savo baleto mokykloje? Iš pradžių, kai baigiau mokyklą, atrodė, kad yra labai daug traumų, kad yra labai daug skausmo, kad aš matau kitaip pasaulį, kad norėčiau kitaip matyti, bet paskui, kai ateina tiesiog suvokimas, kad tai nutiko man ir kad aš turiu visą tai priimti ir kas geriausia pasilikti, o kas mane skaudina, tiesiog reikia atmesti ir eiti prieki, nes jeigu taip jau mane ruošia, visata, kūrėjas, gyvenimas, tai aš turiu tą priimti. Tai nežinau, aišku, kaip ir pas visus, ir jūs turbūt pykstat ir ant mokytojų, ir kažkas netinka, ir nepatinka, bet kai ateina kažkoks laikas ir paskui supranti, kad ir pats buvai šiek tiek kaltas, ir pats kažko nesupratai, ir pats pykti rodai, ir negalėjai, ir nemokėjai atsiprašyti, tiesiog atsigręži į save, tai tikrai nesigailiu. Ir visą tą discipliną, kurią aš išmokau mokykloje, aš pritaikiau tapybai. Nes jeigu aš nebūčiau to turėjusi, manęs šiandien kaip artistės tapytojas irgi nebūtų. Labai džiugu girdėti. Tai jau buvai užsiminusi, kad vėliau įstojai į operos ir baleto teatrą, tačiau ten ilgai neužsibuvai ir jau po metų nusprendei, jog teatras nėra tau ir nėrei į kardinaliai kitokius šokius, gatvės šokius. Jo, čia žinai, tas pateikimas toks atrodo kaip su proteliu negerai, toks žyk. O iš tikrųjų aš 10 metų siekiau, kad patekčiau į teatrą. 10 metų. Čia ne savaitę, burelį palankiai. Aš 10 metų. Ir man kiekvieną dieną 10 metų mokytojas sakydavo, visi nueis į teatrą, tik ne tu. Tai buvo. Bet nutiko toks įdomus dalykas, kad 13 klasė, nes mes turim 13, nebuvo tais metais ką imti ir turėjo mane tik vieną paimti. Čia labai karma, žinai, gausi. Tikrai, ir aš nuėjau ir aš supratau, kad aš 10 metų taip kovojau, taip norėjau ir aš supratau, kad tai yra vis dėlto ne man. Tai tave gal labiau tas mokytojas sakymas, kad vienintelė tu nepateksi, labiau pastumėjo daugiau kovoti dėl to? Jo, aš buvau iš tų vaikų, kurie
jeigu man būtų kažkaip mane glostę arba sakė, tu pati geriausia, arba tu daryk taip, man nebūtų tikę. Man švelnumas nebūtų tikę, nes aš atvykau iš kitokio rajono, aš atvykau iš kitokios šeimos, aš buvau pratusi prie kito maketo ir man būtų gal net nepriimtinas ir aš nemokėčiau priimti. Tai visas tas griežtumas, brutalumas netgi, sakykime, man kaip asmenybei labai tiko, nes mane inspiruodavo. Man atvirkščiai, aš tada kažkaip sakydavau, o vat specialiai padarysi, žinai. Bet čia labai toks yra, individualus dalykas, nes vienam vaikui pasakai, šiek tiek pakritikuoji ir viskas, jisai gali mest mylimiausią veiklą ir jis daugiau niekada negrįž. O aš buvau tas vaikas, kad aš specialiai padarysiu, žinai, aš buvau va tokia. Tai turbūt tas požiūris ir tave privedė prie to, kaip tu minėjai, kad tapai visišku fenomenu. Pirmąją kvalifikuotą baleto artistę Lietuvoje šokančią gatvės šokius. Tai ar tas išsilavinimas ir meistrystė balete praturtino tavo gatvės šokių karjerą? Na, aišku, nekalbant apie lankstumą ir bendras praktikas. Šiek tiek pataisysiu, nes irgi šiaip daug interviu, kai duodu, daug klaidų daro, tai ne pirmoji kvalifikuota, nes kvalifikuotų daug artisčių yra, bet galbūt ta kvalifikuota artistė, kuri gatvės šokių čempionė virto. Sutrumpink savo klausimą. Aš tada galėsiu konkrečiau atsakyti ir tiesiau. Tai ar baletas praturtino gatvės šokius be lankstumo ir bendrų praktikų šokėje? Aš manau, kad aš stiprų įnašą atnešiau tais metais į esamą gatvės šokių, gal stilių, nes buvo tik tais kelios studijos, keli tokie gal žinomesni žmonės su gatvės šokiai susiję, o aš pradėjau miksuoti tuos dalykus, nes truputį šiuolaikinio, truputį baleto, truputį jėgos, truputį gatvės šokio ir kažkas keisto pas mane gimė ir vėliau, kai komandą sukūriau, tai komanda mano buvo teoriškai ir praktiškai nenugalima, nes aš visą baleto discipliną perdaviau jiems, o kiti gatvės šokėjai, jie neturėjo tos disciplinos mokytojai, nes tai yra tiesiog neįkainoma patirtis. Aš manau, kad labai praturtino. Geras. Tai šalia gatvės šokių tave lydėjo ir dar vienas amplua. Tik šį kartą jau kardinaliai kitoje srityje. Versle. Kaip jau minėjai, įkūrei gatvės šokių mokyklą, tai kokie buvo to motyvai? Tai tikrai nebuvo verslas. Man buvo 21. Ir aš gyvenau šokių studijoje ir dirbau šokių studijoje, nes aš negalėjau išlaikyti šokių studijos, kažkur gyventi. Tai mano visas gyvenimas buvo tiesiog šokių studijoje ir vienu metu 70 paauglių suvirto, tai man kaip pačiai jaunai asmenybei, tai buvo labai labai sunku. Sunkus irgi kelias, bet labai įdomus ir aš ilgą laiką galvau, kad aš mokytojauju, bet aš iš tikrųjų mokiausi. Tai toks labai įdomus, bet verslu nepavadinčiau. Aš gal po 3 metų, kai kūriau šokių studiją, aš po 3 metų pirmą kartą uždirbau savo ant kavos. Aš atsimenu, kad galėjau nueiti nusipirkti kavos ir va būtent ties 3 metais aš pradėjau laimėti ir solo kategoriją, ir duetuose, ir su komanda kažkoks. Pajutau vieną labai svarbų dalyką, jums irgi taip nutiks, net nebejoju, o jeigu nenutiks, tada galėsit man parašyti ir kaltinti mane. Žmogus viską, ką daro, nesvarbu kokia sferoje, jį sėkmė aplanko po 3 metų. Arba gali greičiau. Bet jeigu po 3 metų neįvyksta tas sprogimas kažkoks to žiedo, tada reikia keisti strategiją, bet ne svajonę. Labai geras požiūris ir pastebėjimas ir tikrai, manau, kitus įkvėps ir gal pasieks irgi tapti savo gyvenimo žvaigžde. Dažnai žmonės meta, man taip gaila būna, mes visi turim talentų, visi.
Tik tais mūsų užduotis yra atrasti savyje kažkokius talentus. Tai mes, kai sakom žodį talentas, iškart įsivaizduojam, tai čia arba šokis, arba tas ne. Tai yra daug talentų ir kiekvienas žmogus turi tą atrasti savyje. Tai pamiršau, ką norėjau pasakyti. Visiems būna. Pakarto klausimą dar. Pakartoti klausimą, tai ką aš iš viso sakiau dabar klausimą? Irgi pamiršai. Juoda skylė tiesiog atrodo. Jo, man irgi. Nieko, čia žinai, kaip scenos žmonės mes vadinam baltas lapas. Jo. Tai baisiausias dalykas būna, kai per spektaklį išeini ir tai nutinka. Ir tu matai, kai visi šoka, visi juda ir tu negali nei atgal, nei į priekį, tu net nesupranti nei kas tu, nei kur tu, žinai. Jo, mes vadindavom baltų lapu. Tai va, tai, iš esmės, apie talentus, duotybės, kad kiekvienas mes turim atsiminiau, talentą, duotybę, bet žmonės meta anksčiau laiko. Vat, ir man taip labai liūdna būna, nes aš, tarkim, kiekviename žmoguje matau talentą ir kažkokią duotybę. Ir sako, ai, čia biškį dainavau, nebedainuoju. Ir man toks, kodėl? Tarsi reikia daryti bent 3-4 metus. Ir nesvarbu, ar jūs eisit ten bet kokią veiklą. Jeigu jūs pajuto čia kažką, kad jums patinka, nemeskit bent 3 metus ir pabandykit įvaldyti meistrystę. Po 3 metų, jeigu nieko neįvyksta vis tiek, tada vis tiek prieikim prie to, kad keiskit strategiją, o ne svajonę. Tai vieną dieną tik kitoje mokykloje tau šauna beprotiška mintis. Atsistoti ant galvos, giliai įkvėpti ir atsipalaiduoti. Ar nebuvo jokių abejonių tuo metu, ar tikrai vertėtų tai daryti, čia man kažkas nutiks, nenutiks, galiu ten susilaužyti stuburą ar kažką, ar tiesiog imu ir darau? Šita yra istorijos dalis mano gyvenimo. Dalis, taip galėčiau pasakyti, nes nuo būtent šito vieno įvykio viskas ir pasikeitė labai stipriai. Čia nebuvo, kad buvau šokių studijoje, atsistojau ant galvos, žinai, ir taip toliau. Čia buvo taip, kad aš nusipirkau vieną bilietą, 5 maikes pasiėmiau ir išvykau į Norvegiją, į kalnus, nes man reikėjo tiesiog pasveikti. Čia jau buvo po fakto, kai buvo šokių studija uždaryta, po mano skyrybų su santykiais, labai daug dalykų buvo praeita ir aš atsidūriau kalnuose ir aš paskiriau laiką savo. Ir praėjo 3 metai kalnuose. Tai va, matai kokie interviu, ne, kaip čia pratrina, taip tada toks kvailelis, žinai, kvailio vietoj, atrodo, atėjau ant galvos atsistau. Tai ir tada buvo momentas, kad aš pradėjau jausti, kad aš nebenoriu mokytojauti ir tada pradėjau klausti, ką aš tada noriu veikti. Ir man buvo labai baisu, aš atsimenu, man buvo labai baisu, nes aš nežinau, ką aš dar galiu be šokio veikti. Ir atsimenu, aš tą naktį pasimeldžiau ir paprašiau Dievo, kad man atsiųstų naują mane. Tiesiog taip paprašiau. Ir po geros savaitės nuvykau su keltu į kitą salą, nes aš dar ten pamokytojaudavau. Ir niekas netėjo. Ir aš kažkaip labai supikau, įtūžau, nes šiandien Lietuva, kur atsisėdi mašinai, grįžti namo, ten reikia su laivais, keltais persikelti, audra, turi eiti ir niekas neprašė, nepranešė, žodžiu. Ir aš kažkaip supikau ir ant to įkarščio pradėjau sportuoti ir man tiesiog šovė mintis, kažin, kas čia būtų, jeigu atsistočiau ant galvos, įkvėpčiau orą ir atsipalaiduočiau. Ir visiškai nevalingai tiesiog nuėjau tai ir padariau. Ir man išlėkė, man atrodo, išslinko 5 slanksteliai, dubens kaulai persikreivė. Finalinis pasirodymas buvo taip, kad aš gulėjau ant žemės ir aš negalėjau judėti. Aš galėjau judinti tik akis, aš šitą atsimenu. Ir man sustatė visą tą stuburą, lyg viskas gerai, aš buvau kaip mėšlungė susukta, labai didelis skausmas buvo, aš tada supratau, kokią stiprią funkciją atlieka stuburas ir kaip iš tikrųjų labai svarbu judėti ir sportuoti, ne dėl grožio, o realiai nebūčiau galėjęs nei vaikščioti, nei šokti, nei viską daryti, ką dabar darau, jeigu nebūčiau
prieš tai kažką darius, tai yra labai svarbu. Tai va, ir tas momentas, kadangi negalėjau judėti, gyvenau beveik negyvenamoj saloj, kur visada lyja, kur matai keltas įplaukia, kažkada išplaukia, labai lėtas laikas. Aš taip bandau nupaišyti tą peizažą, kad labai liūdna ir blogai. Ir dar negali judėti ir negali nusiprausti, visas toks, žinai. Ir aš pradėjau vėl piešti, pasimti lapą, kažką, nes aš negalėjau sėdėti, negalėjau gulėti, man vis skaudėjo baisiai, tai aš tiesiog taip atsistodavau. Jo, galvos atsimenu, negalėjau kraipyti, tai taip rankom su pastelė. Trindau ir aš kažką pajutau stipraus tą akimirką, kad tai yra kažkas labai mano. Ir viskas. Ir aš tiesiog pradėjau kiekvieną dieną tą daryti ir aš jausdavau, kad man eina, net aš prakaituoju, kažkas vyksta su mano vidum, kad man viskas gerėja. Po truputį. Ir viskas. Ir tada išsikėliau vėl naują tikslą. Taip kažkaip natūraliai gavosi viskas. Ir tada grįžau į Lietuvą ir jau grįžo tapytoja, išvyko šokėja Modesta, grįžo tapytoja Maniša. Tai apie tapymą pakalbėsime ir daugiau, o dabar vien kalbėjome apie šokį ir labai, kadangi šokį visada lydi ir muzika. Tai dabar norėčiau jūsų dėmesį truputį sutelkti ir į tai. Tai šiek tiek padarysime muzikinę pertrauką ir ją mums padovanos duetas, savo muziką linksminantis ir besidalijantis ne tik šioje etnokultūros stovykloje, bet ir visame Šilalės rajone ir plati už jos ribų. Tai į sceną kviečiu Adrijų ir Austėją padovanoti mums muzikinę pertrauką. Tikslau nama kaimelį pas motinę. Ir dabar pastiprinimas. Aplinkui žiūrėjo, ant stogo tupėjo, pro karklą žiūrėjo.
keliauti. Džiaugsmas išnešioja, vėjas išnešioja, tu mano brangiu mėsų bernam išdalyja, tu mano brangiu mėsų bernam išdalyja. Tegul bernai džiaugiasi, tegul dainuoja, kad iš savo durnų galvų žvirblis galų gavo, kad iš savo durnų galvų žvirblis galų gavo. Tai dėkojame jiems už tokį nuotaikingą pasirodymą ir dar kartą jiems paplojam. Ir tada galėsime toliau tęsti savo pokalbį. Kviečiu tada Moniša tave toliau. Taigi, kaip ir baigiam tuo įvykiu, kai, išlūžo tau tie ir stuburo slanksteliai ir dubuo kažkas. Tai po to įvykio vis tiek atsirado... Po stuburo traumos. Po stuburo traumos atsirado pertrauka šokyje ir, kaip tu minėjai, atradai meną ir tapymą. Tai turbūt visi esame girdėję, kad Lietuvoje menininkai, ten nekokią duoną užsidirba, ypač kai pradeda tapyti, tai ar tai ir buvo tiesa, kaip tau sekėsi finansiškai iš pat pradžių pradedant tapyti? Sunkiai, tikrai sunkiai pati pradžia buvo, nes ne tik finansiškai nuo nulio turi pradėti, bet iš esmės pradėti kažką kurti to, ko tu nedarei ir tu nežinai. Žinai, tu tiesiog pajutai jausmą, bet tu nežinai. Tai labai sunku buvo pakartosiu dar, kad pirmi 3 metai. Tas magiškas skaičius 3 visur. Jo, ir aš kažkaip jau tą taisyklę, visatos dėsnį gal, jau iš šokių studijos buvau atsiminusi puikiai. Ir aš laukiau ir dirbau ir tiesiog, iškentėjau blogiausią, juodžiausią savo periodą ir viskas susidėliojo taip, kaip turi. Tai kalbant apie tavo kūrybą ir tapymą, ruošiantis pokalbę, man tikrai teko nemažai jos matyti ir susidurti su ją. O žiūrėdamas į ją, negalėjau nepagalvoti apie vieną iš savo sukurtų eilėraščių, kurio trumputėlį ištrauką norėčiau su tavim pasidalinti. Raudona, raudona, gundanti kaip beladona, pasaulio visoji, sultonė, tik ją galimybė kraujuoti. Tyrame pasaulyje tykiai moka laukti, negali viešpatauti, tačiau ir neišrausi. Guli nejudėdamos, išsiduoti negalėdamos, tarsi kažko norėdamos, prieiti arčiau kviesdamos. Ar tai tau nieko neprimena? Lūpos. Būtent, tikrai lūpos. Ir tiem, kas dar nežinote čia iš publikos, tai Moniša tapo būtent lūpas. Didelės ar mažas, aistringas, geidulingas ar santūres. Tai kiekviename jos kūriny tikrai pamatysite įvairiapusių lūpų. Tai ir kaip pati esi teigusi, jas tapai, nes tai yra gražiausia, bet tuo pačiu ir žiauriausia tavo kūno dalis. Ne tik mano, visų mūsų. Nes čia yra tokie 2 skliautai, o už jų ir rojus ir pragaras. Tai kiekvienas mes, tardamas kažkokį žodį, galim labai įžeisti, skaudinti žmogų, bet taip pat galim pasakyti kažką labai gražaus ir motyvuoti. Tai tas pačios lūpos jos yra ir gydytojos, ir žudikės. Dėl to gražiausia ir žiauriausia vieta. Tai ar jau nuo pat vaikystės jautei tą magiją tose lūpose? Ar kada supratai, kad lūpos yra toks magiškas dalykas, o gal taip stipriai tave paveikė pirmasis bučinys? Ne, tiesą pasakius, net neatsimenu. Bet nuo lūpų kažkas buvo, nes aš nuo vaikystės žiūrėdavau mamai į lūpos, kai jinai kalba. Nes daugelis kažkaip artistų labai iškelia akis, kad akis sielos veidrodis. Man niekada taip nebūdavo.
aš negalėdavau pajausti emocijos žmogaus, kai aš žiūrėdavau į akis. Nes aš vėliau supratau, kodėl, nes aš labai prastai matau su viena akim ir aš negaliu ilgai kontakto palaikyti, nes man pradeda tiesiog suktis galva, aš dažnai turiu kažkur akis ten padėti pailsėti, kad grįžti prie artimo objekto ir daug kas gali traktuoti, kad aš meluoju ar kažkaip, bet tiesiog, žodžiu, čia surega problemos. Ir aš, kai žiūrėdavau į lūpas, man visai kitaip. Atrodė man viskas aišku, aš matau emociją, aš iš kiekvieno atrodo va šito kažkokio linkio, tiesiog pajausdavau, ką žmogus, ar jis meluoja, ar jis džiaugiasi, visą emociją pajausdavau. Tai turbūt atrodo toks lūpas yra gana nustelbtas dalykas pagal mūsų tą kaip pasakymas, kad akis sielos veidrodis ir kitos kūno dalis, kurias visada vaizduojame ir portretuojame. Žmonės visada mėgsta kažką vieną iškelti ir kažką vieną, nugramdinti dugną. Bet mes visuma esame. Taip kaip gėlės žiedas, jeigu mes kiekvieną žiedelį atskirsim, mes turėsim krūvą ir nebebus žiedo, nebebus visumos, nebebus grožio. Tai mūsų kūnas ir yra ta visuma, kad viskas yra gražu, bet tiesiog vienus labiau rankos gal imponuoja, kitiems kojos, plaukai. Man lūpos, tai yra mano istorija. Tai kadangi lūpos ir yra tavo istorija, tu esi jų pripiešusi šimtus, o gal net ir tūkstančius, kas ten ir suskaičiuos. Tačiau kiekvienos lūpos vis kitokios. Tai kaip tau pavyksta pripiešti vis naujas, unikales, besiskiriančias lūpas, kai jau tiek daug jų sukurta? Atsakymas paprastas ir nuoširdus, nes aš net nesugebėčiau nukopijuoti savo lūpų, nes aš net nemokėčiau nukopijuoti. Jos visada skirtingos, nes aš visada skirtinga ir mano emocija visada skirtinga, tai ir kažkaip tos lūpos labai skirtingos. Kartais didesnės, platesnės, linkis, skiriasi spalvos. Bet iš esmės dabar irgi šiek tiek mutuoja tas mano menas ir klyčiau, jeigu sakyčiau, kad taip visiškai lūpos jau nėra sukonkretintos ar epicentras yra, bet daug visumos ir istorijos yra aplink jas ir daug simbolikos. Ir šiais pastaraisiais 2 metus labai ypatingai gilino žinias apie spalvas ir man tai yra be galo įdomu. Ir kaip ir garsas, taip ir spalvos turi savo dažnius ir fizikai yra išmatavę, kokia spalva skleidžia, kokius dažnius. Man tai yra taip įdomu, nes man tai gal buvo ir klausimas iš pradžių, kodėl vienus paveikslus perka, o kitus ne. Ir aš norėjau tai žinoti per paprastą klausimą. Aš turėjau nueiti iki čakrų sistemų, iki kodėl tas spalva imponuoja kažkam, o kitam jinai bjauri. Ir aš tiesiog per paprastą norą suprasti, kodėl vienus paveikslus perka, o kitus ne. Aš tiesiog, kažkaip atrodo labai pažinau save ir pažinau žmoniją, gal net žmonės. Geras, tai kaip galima angliškai pasakyti, nusileidai tą rabbit hole be ieškodama. Žinok, taip ir jaučiausi ir dabar taip jaučiuosi. Ir iš tikrųjų, kuo toliau, tuo sudėtingiau ir ten giliau ir giliau, nes čia kaip ir su šokiu, sako, ten kuo daugiau šoki, gal nebe taip baisu ir panašiai, ne. Kuo labiau virsti profesionaliu, tuo didesni lūkesčiai yra iškelti, atsakomybė, tuo labiau nori geriau, atsiranda labai daug dalykų ir tai viską labai stipriai keičia. Tai tavo meno inspiracija, kaip supratau, yra tiesiog momentinė, kokios nuotaikos, kaip tu jautiesi, ar iš kur tu semiesi tiek idėjų? Kūrybos pradžioje iš tikrųjų, aš netgi taip sakydavau, kai manęs kažkas paklausdavo, ką veikia gyvenime, aš atsakydavau, pardavinėjau sapnus. Nes realiai kokie 200-300 paveikslų pačioje pradžioje mano kūrybos buvo susapnuoti ir kiek galėjau techniškai tuo metu, pabandžiau perteikti ant drobės ir tai vizijos, sapnai. Paskui kažkaip labai gamta mane įkvėpė
Ir buvo labai ilgas laikas, ten kažkas klausdavo, kas tave įkvėpė ir aš kažkaip, nežinau, dažnai pameluodavau, sakydavau, kad mane įkvėpė žmonės. Bet iš tikrųjų taip niekada nebuvo. Niekada. Mane visada įkvėpdavo vienatvė, dėl to geri artistai ir yra vieniši. Tai yra vienišų žmonių profesija, tapyba iš tikrųjų, jeigu taip kalbant. Ir labiausiai kvėpdavo gamta. Tai iš ten ir semiuosi, tiesiog būni kartu su gamta, būni vienovėje, harmonijoje, tyloje ir ateina pačios geriausios idėjos. Ir kartais visiškai paprastus dalykus darant, plaunant indus, tu gali kažką pamatyti iš tų putų, feiri, kažkokį ten arkliuką, kažką. Tiesiog, bet dėl to ir sakau, kad nebėkit net nuo buitinių darbų. Grindų plovimas gali išmokyti jūs labai daug apie gyvenimą. Indų plovimas, aš tai nebėgu, aš kažkaip labai nuolankiai einu į tos darbus, aš dar šiandien neturiu siurblio ir su rankom plaunu. Ir aš kaskart kažką naujo atrandu ir mane tai irgi labai įkvėpia kūrybai. Geras, kiek paprasti dalykai gali iš tikrųjų slėpti neįprastų dalykų. Tai, kaip jau minėjai, kaip tavo inspiracija, bet ar tie vaizdiniai ir idėjos, kuriuos tu susidarai, tokie konkretus ar labai abstraktus ir tu tiesiog pieši ir tada žiūri, kaip gaunės ir toliau pieši? Būna įvairiai, kartais labai konkrečiai gaunu viziją, sapno pavidalu ir suprantu, kad techniškai dabar negaliu net to nutapyti, nes aš net nesugebėsiu ir tas kelia irzulį, bet aš vis tiek stengiuosi tai padaryti. Ir būna kartais tiesiog kuriu ir su pačia kūryba kažkaip pradedi fantazuoti, o jeigu čia dar tą dadėčiau, aha, o čia žiūrėk, visai galiu dar tą. Jo, būna tas momentinis, kad stoviu ir kuriu. Visaip yra, iš tikrųjų pas mane kokie 3-4 būdai, kaip sukurti meno kūrinį. Tikrai nuostabu ir kaip tu minėjai, idėjų visur susiieškai, bet ar yra buvę gyvenime, kad, esi turėjusi tą, tarkim, pavadinkime, kūrybinį bloką, kad, neįsivaizduoji, ką piešti ir viskas, ir tiesiog kaip baltas popieriaus lapas? Va čia aš iš daugelio artistų šitą girdžiu ir man tai per 9 metus nebuvo. Man buvo momentas ne tai, kad nežinau, ką tapyti, bet man buvo tiesiog, kad aš negalėjau gal savaitę, nes buvau labai pervargus. Paprasčiausiai, nes aš labai stipriai dirbu ir man reikėjo tiesiog atostogų. Tai čia labai normalu. Aš manau, kad daugelis artistų stringa ties šita tema, kad jie yra neišsigveldenę ir nesusidėlioja konkrečiai, kas jie yra, koks jų stilius ir ką jie tapo. Nes tu jeigu vieną dieną tapysi ten stebuklingą kilimėlį, kitą dieną arkliuką, kitą dieną debesėlį, puodelį, tu būsi tapytojas, bet niekas tavęs neatsimins, nes tu neturėsi savo stiliaus, tu neturėsi savo braižą, tu neturėsi kaip savo parašo, žinai. Tai labai svarbu yra atrasti ir ieškoti, ką aš mėgstu tapyti, kas aš esu, kas gal man tą daryti, gal tą, žinai. Ir tada atpažins tave žmonės ir kai tu žinosi, kas tu esi ir ką tu darai, tau niekada nebus tų kūrybinių duobių. Niekada, aš galiu pažadėti. Tikrai. Tai čia turbūt tavo ir patarimas kiekvienam artistui, kad iš pradžių pažinkit save. Jo, bet tas pažinimas vėlgi, jis neateis, kad sėdėsit ir tada, žinai, nebus taip. Reikia eiti vis tiek, gerai, einu arkliuką tapyti, eini arkliuką, tapai arkliuką, žiūri, jau kažkas netyčia gavosi, tada iš to netyčia vėl kažką kuri ir po truputį. Ir iš tikrųjų mano geriausi kūriniai ir didžiausi atradimai taip ir įvyko per kažkokį nepasisekimą. Tikrai. Pavyzdžiui, vienas paveikslas buvo, kažkaip jį konkrečiausiai atsimenu, nes ten tikrai toks labai susimovau stipriai. Veidas buvo ir vieną akį labai per žemai nutapiau. Ir galvoju, gerai, aukščiau truputį nutapysiu. Antrą. Tada galvoju, bet ir čia ne ta vieta. Ir tada 3 nutapiau. Ir 4, ir 4 akis. Ir visumoje gavosi labai gražus paveikslas, nes
visas jis toks reljefais ir čia tos 4 akys ir taip žiūri, atrodo, žinai, kaip įtraukia ir aš taip ir palikau ir realiai tą pačią dieną aš ir pardaviau tą paveikslą. Tai va, per tokius, dėl to nebijokit klysti, nes kartais iš klaidų galite net uždirbti labai neblogai. Tai, kad jau užsiminėjai apie savo tikrai gerus darbus, kurie ir gerai pasisekė, tai pirmąją savo darbų parodą surengė į Norvegijoje praėjus kažkur apie metams po visiško atsidavimo tapybai. Ar buvai sulaukus jau pakankamo dėmesio, kad galėtum sukurti parodą, ar tai buvo įrankis save reklamuoti? Ne, Norvegijoje tai dar aš net ant drobių dar netapiau. Ten buvo aš ant fanieros, ant popieriaus su pastelė ir viską po stiklų kišom, nes su sausa pastelė labai sudėtinga. Ir čia ir buvo mano tas antras vėl kelias, kaip iš baleto į gatvę šokis, taip ir pastelės ant drobių pereiti. Ir tas buvo man labai sudėtinga, nes aš buvau pripratus su 2 rankom makaluoti ir ten viskas gerai, o čia jau reikia kitų įgūdžių. Tai va, tiesiog buvo sukaupta daug darbų. Ten prieš istoriją ilga, bet susipažinau su tokiu skulptorium labai žymiu artistu ir jisai turėjo galeriją ir sako, vau, tu turi darbų, tai padaryk parodą. Sakau, gerai, tiesiog. Jo, dar kažkas ten reklamos ar kažką, ne, apie tai net kalbos nebuvo. Tai supratau, kad tau turbūt nebuvo tiek nedrąsu, kad dar žmonės susirinks ar kažką, nes tiesiog norėjai surengti savo darbų parodą. Ar labiau išviešinti ją žmonėms? Aš norėjau nuo kažko pradėti, nes aš žinau, kad man reikia padaryti portfolio, kad man reikia pradėti naują istoriją kurti. Ir atėjo į tą parodą, žinai, man atrodo, meras. Jo, tai... Bet kažkaip viskas gerai. Aš nežinau, aš kažkaip gal išmokau nekreipdėmėsi nei į kritiką, nei į dar kažką, nes aš žinau, kad pats stipriausias žmogaus gyvenimo toks gal momentas yra, už tave turi kalbėti darbai. Nes liežuvį paleisti mes visi galim. Čia yra, ta prasme, čia antiek paprasta, taip lengva, bet kai už tave pradeda kalbėti tavo darbai, tie visi, kur ar apkalbėjimai, arba nepasitikėjimas savim, viskas išnyksta. Tu gali tiesiog sėdėti ir sakyti, jo, tai jeigu aš labai toks blogas ar kažkoks nevykęs, tai kodėl aš 10 parodų, iš kur aš čia padariau. Jo, darbai turi kalbėti už tave. Tai esi, kaip jau minėjai, surengusi be galo daug darbų parodų ir jie ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Tai kai kalbam apie parodas, ar iškyla koks ryškiausias, įsimintiniausias, kažko išskirtinė paroda tokia? Tai užsienyje buvo Norvegijoje ir buvo Paryžiuje. Daugiau nebuvo. Dabar turiu tokį pasiūlymą, gal visai nieko, bet kai pagalvoju apie biudžetą ir kas laukia ir kaip nuvežti tos darbus ir vėl viską surengti, tai čia didelės komandos reikia. Tai tik tais 2 buvo užsienyje ir iš tikrųjų yra labai sunku tapti žinomu užsienyje. Labai sunku. Čia yra labai ilgas, daug disciplinos reikalaujantis darbas ir nežinau, ar kažkaip, jo, dabar labiau gal apsiriboju Lietuva ir nemėgstu gal daryti tokių dalykų, kad viską mesti, pasimti tašį, važiuoti į New York ir bandyti laimę, nes aš žinau, kad ne taip viskas veikia, tai vis tiek per 9 metus jau šiek tiek išsiaiškini, žinai, dalykus, tai taip nebus, kad nuvažiuosi į New Yorką ir nežinau, gatvį performansą padarys ir būsi Abramovič. Ne, nebus taip. Tai čia yra ilgas kelias, daug metų. Tai jo. Tai dabar kažkaip Lietuvoje. Bet kitais metais bus 10-metis, tai norėčiau padaryti kažkokį įspūdingą parodą su šokio spektakliu, su performansais. Bet čia aš pati savo sėkmė, žinai, linkiu aš pasvajoju, bet, žinai,
Nežinau, ar tai įvyks, tikiuosi. Tai koks tas lietuvių požiūris į, na, tavo menas tikrai modernus, tai koks lietuvių požiūris į modernų meną? Ar čia labiau abstraktizuoti visko į vieną negalime ir nuo žmogaus, tiesiog vienas žmogus vienoks, kitas kitoks ir nėra bendros tokios tendencijos? Aš čia vėl grįžtant į tą temą, kai artistas tiksliai yra susistatęs, kas jis yra, ką jis daro, jis pritrauks savo grupę žmonių ratą. Žinai, jeigu jis ten tapys juodą baltą, atsiras vis tiek 20 žmonių, kurie irgi, žinai, jiems tai patinka ir jie pirks tai. Jeigu tu tapysi vien raudonus ir tu turėsi filosofiją ir tu žinosi tiksliai, ką tu darai ir tu galėsi ištransliuoti, aš tau garantuoju, atsiras tikrai 10 žmonių, kurie irgi nori tos raudonos ir jiems, wow, žinai, tiks tavo filosofija ir panašiai. Tai, ką žinau, tiesiog reikia daryti, nežiūrėti tendencijas, nes aš kaip, pavyzdžiui, pradėjau, sakė, oi, ne, jokių būdų, tik ne didelių, nieks nepirks, čia, žinai, visiems, dar buvo toks pereinamasis laikas, žinai, kad dar tų daug paveiksliukų namuose, o aš tiesiog visą vidumi jaučiau, sakau, man netelpa, aš kai pasiemu mažą, sakau, man netelpa, tai koja, tai ranka netelpa, sakau, man reikia vis didesnių ir didesnių. Ir aš tiesiog dariau taip, kaip aš jaučiau. Ir va būtent ir buvo, žinai, ir loftų žmonės pradėjo pirkti ir didelės erdvės, ir reikėjo didelių tų paveikslų. Ir, iš esmės visada artistai bus reikalingi žmoniai, nesvarbu, ar tu ant didelio tapysi, ar ant mažo. Esmė yra, kas tu esi, žinai. Čia esmė yra. Tai jau prabilai, kad, na, kiekvienas artistas tikrai turės savų tų sekėjų ir jų tikrai tu turi ir tave socialinėse medijose, ar Facebook'e, ar Instagram'e tikrai beveik kiekvieną dieną gali pamatyti su nauju storiu ar postu, vaizduojančiu tavo kasdienybę, teptukų potėpius, kūno lankstumą ir daug kitų aspektų. Ar tau yra svarbus šis virtualus socialinių medijų pasaulis? Labai sudėtingas, gilus klausimas, nes yra toks labai gražus žodis tarnystė. Bet daugelis žmonių tą žodį, kai išgirsta, jie kažkaip galvoja kažkoks nusižeminimas, žinai, kaip durų kilimėlis, tarnauti čia kažkam. Bet tarnystė yra pats man gražiausias žodis. Be meilė, tarnystė. Tai mano pasidalinimai socialiniuose tinkluose, storiuose, taip kaip aš gyvenu, ką aš galvoju, stengiuosi taip daug nekalbėti, nes ne visada gal galiu teisingai ištransliuoti, ten, žinai, per 60 sekundžių kažkokią esmę, bet rodydama, tarkim, kad aš darau jogą, aš įkvepiu daug žmonių. Rodydama, kad aš kiekvieną dieną einu tapyti, nesvarbu, kad ir kas, ar karšta, ar šalta, ar liūdna, ar smagu, ar turiu, ar neturiu, kad aš einu. Aš įkvepiu daug žmonių. Kartais drąsiai apsirengiu ir visai aš įkvepiu irgi daug žmonių. Tai čia yra tarnystė. Ir kadangi aš neturiu šeimos ir aš pasirinkau būti artistė, tai manau, mano iš šitos pusės toks iki galo tarnystė žmogui, nes kiekvienas gali pasimti iš manęs, ką nori. Nes aš ir knygomis pasidalinu, ką skaitau, šiaip gražiais kažkokiais vaizdais, gražinu žmonės prie romantikos. Kartais tiesiog humoras, žinai, būna, kad pasijuokti, kad smagiau gyventi. Bet stengiuosi labai nepadaryti iš savęs beždžionėlės. Pas mus Lietuvoje ir taip daug tokių, tai jo. Tai jo, čia yra tarnystė. Kai aš pradėjau tapyti, iš tikrųjų galvoju, kaip čia reikia padaryti, kad niekas nežinotų, kad čia aš. Aš galvojau tokį planą, bet aš supratau, kad tada niekada neįvyks ta istorija, nes žmonės perka emociją, žmonės perka artistą ir paskui tik paveikslą. Vat šita yra taisyklė labai svarbi ir reikia kiekvienam, bet čia labai įvairiai gali tą pritaikyti. Čia aš kalbu apie tapybą, bet kad ir kur benaudosi, visada
tą taisyklę žino, kad žmonės perka emociją, čia pats pirmas, žinai. O produktas kažkoks ten, kažkas, žinai, jau čia tas galutinis rezultatas, žmogus tave turi pamilti. Kaip aš sakau, tu savo menu, turi pabučiuoti žmogui sielą, nes tik tada tai yra neužmirštama. Tai... Labai gražus požiūris, tikrai nustebau ir, pakalbėjau šiek tiek apie socialinės medijas ir juose pamatysim, kad dabar tu palyginus gyveni gana tokį ramų gyvenimą, kokio tu norėtum, nors kadaisiais sukosi tarytum karuselė. Tai kaip nepabūgti pokyčių ir nebijoti gyventi taip, kaip pačiam iš tiesų norisi? Nėra taisyklės. Nėra pasaulyje vienos geriausios dietos, kuri tiktų visiems. Tai jeigu kažkas sako, kad yra, tai melas yra. Nėra vienos sėkmingos istorijos, jeigu kažkas tai sako, irgi meluoja. Nes mes visi esam autentiški ir labai skirtingi. Vienas aukštas, kitas žemesnis, vienas jautresnis, kitas šiek tiek toks gal grubesnis. Mes visi esam kaip akmenys, mes glūdinamės ir į save, ir pačią aplinką. Nėra iš vis taisyklių. Yra vienintelė taisyklė - norėti gyventi. Tiesiog gyventi. Tai to turbūt ir vienas iš dalykų yra, ką tu norėtum palinkėti žmonėms. Ir, prakalbame apie meną, prakalbame apie daug dalykų, tai mano turbūt paskutinis klausimas tau, ar menas gali pakeisti pasaulį ir kaip jis įkeičia? Nežinau, ar menas gali pakeisti pasaulį, bet kad artistai gali, tai tikrai. Labai gražus, lakoniškas, tačiau daug pasakantis pasakymas. Tai turbūt šią nuostabią natą aš ir norėčiau užbaigti mūsų pokalbį šiandieninį, tačiau tikrai dar nepabėg, tavęs nepaliksime plikomis rankomis ir galėsi išsinešti ir tokių dovanėlių, kad tikrai atsimintum apie mumis ir būtų vienas iš tavo gyvenimo įvykių, kurį tu tikrai prisiminsi. Tai turime, nežinau, mano nuomonė, tai tikrai stilingas pokalbiai su jaunimu brandintas skėtis. Ir dar turime porą kojinių, kad prisimintum, gal kažkada ir užsidėsi ir nešiosi ir galėsi. Ir dar taip pat, kaip jau minėjau, aš tau skaičiau ištrauką iš savo eilėraščio ir asmeniškai norėčiau, aš nežinau, koks iš manęs menininkas ir artistas palyginti su tavimi, tačiau kažką norėjau sukurti tau ir nuo savęs, kad atsimintum ir tikiuosi tau patiks. Tai tikrai galėsi paskaityti visą. Tai ačiū jums visiems, kurie klausėtės mūsų. Be abejo, ačiū tau, Moniša, už šitą prasmingą pokalbį. Tikrai daug sužinojom ir tikrai manau, kad ne vieną čia esant įkvėpiai, nors mūsų ir auditorija šiuo metu nėra labai, nėra labai didelio amžiaus, bet tavo žodžiai tikrai pataiko į širdį ir suras tos žmonės, kuriems tų idėjų tikrai reikia. Pasiims, kam reikia, pasimkit tai, ką reikia. Kas jums buvo tolima, neimkit. Aš irgi, žinokit, visko neimu. Ir čia ir bus labai stiprus sprendimas jau ateičiai, kad pasimkit tai, ką jums reikia. Kas jums artima, visą kitą atmeskit ir tik pirmin. Ir svarbiausia, nepameskit savęs, savo autentiškumo. Nenorėkit būti taip, kaip visi. Būkit jūs, nes visi kiti kūnai jau užimti. Tai ačiū dar kartą visiems. Garsus aplodismentai Monišai. Ačiū. Ir tada lauksime jūsų visų kituose pokalbiuose su nejaunimu. Ačiū išdėmesi.
Nepamiršk mūsų sekti Facebook ir Instagram platformose, kuriuose daug tau naudingos informacijos. Projektą finansuoja Europos Sąjunga, o mus remia Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, Šilalės atviras jaunimo centras Pulsas ir Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga Apskritasis stalas.